Mama jūsų ausdavo Jo, viską. ir staltiesės, ir divonus, o man leisdavo aust tik maišus. Maišus kam? Ką? Kam skirtus maišus? Viskam, grūdam, bulvėm, burokam, taigi kaime nieko nebuvo, jokių kartoninių dėžių nebuvo. O mama verpdavo jūsų? Verpdavo ir kanapes auginam, ir linus auginam. Per visą žiemą teta ir mama verpdavo. Pavasarį įnešdavo mestuvus, mesdavo bovilnos apmatus ir daugiau ausdavo. Ir Mila, ir čerkasą išausdavo. Po karo nebuvo audinių jokių. Čerkasą, žinai, koks? Ne. Pusiau vilna, pusiau medvilnė. Daugiau čerkasą veždavo į šitą, į lėlymo fabriką, suveldavo, jis būdavo taip kaip, kaip toks posteris. Ir daugiau maišus ausdavo. Aišku, man daugiausia maišus. O šiaip šeivas trint, lankščius sukt, vituškas, visokias rekečiukai, mestuvai, viskas mano žinioj buvo. Rimtas atkočius buvot? Nu. Mano kaime tai buvo Atkočiūnas. Pas mus irgi buvo. Tai čia Kaimynas Atkočiūnas. Taip. Nuo to krašto turbūt tų Atkočiūnų daug. O tuos maišus, kur ausdavo, tai juos iš ko? Iš kokių? Iš, reiškia, linų ir apmatai ir ataudai būdavo iš kitų tokių pakulinių siūlų. Bet tie pakuliniai būdavo spalvuoti, juostas reikėdavo jausti, kad maišus savo atskirtum. Nuvežė į malūną, daleiskim, tai visą laiką žino malūnininkas, kokie tavo maišai. Tai pagal spalvą visus maišus surenka į vieną partiją ir paleidžia į girnas. Bet tai tankus tie maišai būdavo? Ką? Tankus tie maišai būdavo? Tankus, aišku. Miltams ir miltams. Kokie raštai buvo ant jūsų maišų? Juostas išeidavo. Kokios juostos būdavo? Spalvotos, mėlynas. Pas mus mėlynas juostas būdavo daugumoj. Nežinau, mama sienam kažkaip meruodavo. Čia tokia siena, čia tokia ir ant tų mestų būdavo. Reiškia, vienas koliukas apačioj ir du koliukai viršui su tarpu, kad žiotis padarytų. Taip, užsuka. Jo, neužsuka, o tiesiog, jeigu čia yra du tokie, tai siūlas ateina taip, grįžta jau pro apačią ir eina iki ano už kokių 10 metrų. Ten vienas tik tai užkabina, vėl grįžta, vėl taip ir vėl kad padarytų tas žiotis vadinasi. Skėtus reikėdavo taisyti, nes jie mediniai, daužai ir pradeda birėti, reikia apviniuoti ir suklijuoti ir dantukus pakeisti. O kokius dantukus statydavot? Ką? Dantukus iš ko statydavot? Tai seno skėčio imi, skėtas vadina, skėtas. Linos taip nuo pasėjimo, kanapės, linas, kaip sukrinta. Tėvas pasėja, užakėja, linai išdygsta ir gražiausia, kai jie taip tiek paauga ir panašysta, nelinai visas laukas. Tai žiedai nubyra, subręsta galvutės, daugiau reikia į rudenį rautlinus. Surauni, sustatai gubalą į pėdus tokius, susuki. Saujavo, o tokia saujavo, suriši čia gražiai ir galvutę su galvutėm, taip sudžiauni tokias gumos. Kai jau išdžiūna, parveža namo į daržinę, paklojam audinius kažkokius, nežinau ten,
Ir su kultuvėm iškulti. Ant kaladas pasidė tą visą savoje. Linų daužai, kol išbyra visas sėmenis. Ir lieka jau tik šaknelės ir stebeliai. Pėdas linų nešam ant pievos lygios. Išardai tą saują ir lygiai tokiu sluoksniu gražiai viską iškloji. Nu, tokias eilės. Linų ir užsninga. Pavasarį siemi jos. Reikia, kad supūtų šiaudeliai. O lina tokia savybė, reiškia, tas odelė nepūna, o, reiškia, šiaudeliai jie greitai supūna per kažkurį laiką. Nu, šlapia visą laiką. Daugiau jie išdžiūna ir nešam į... Kartais reikėdavo zaspransti. Žinai, kas pavalkus surišti virbutę tokią, ką tėvas sakydavo, reikia džiovinti linų, tai duonkepį pečių pašildai, pakaitinė, viską švariai iššluostai, kad neliktų jokios žarijos ir įkiši ten tuntą tų linų. Aš rytą pažastim nešuosi daržinę, yra mintuvai tokie su rankena ilga. Su tais mintuvais ištrupini tos kauliukus, jie išbyra, o sauja lieka linais rankoje. Tada būdavo ir dar buvo čia namuose, mes turėjom kurtingą tas šepetys, o tokiais ilgumo dantim. Tuos iššukuoji, tai jau virvės vyti galima. O jeigu nori dar švariau, tai yra dar maži šepetukai tokie, 2 ant vienos lentutės. Nu, toks kvadratėlis nedidelis. Ir vienas retesnių vinukų, kitas labai tankių plonų vinukų, tai ant jų iššukuoji. Ir dar plus, reiškia, kaitos pirmiausia, dar prieš to šukavimą yra pluktuvės, tai su tom pluktuvėm pirmiausiai nudaužai likusius palius. Ne viskas nubyra geranoriškai, kitiems reikia per uodegą užduoti vieną galą, daugiau pakeiti kitą galą, nupurtai šitą. Jeigu taip jau per tą smulkų iššukavęs, tai mama sudarydavo kodelį tokį, ant ratelę prismeigė ir aš verpt mokėdavau, galėjau verpti linus. Palengva peši, palengva sukasi ratelis ir viniuojasi viskas. Siūlas. O jeigu reikėdavo vervutę, tai aš su pirštukais arba vašeliai tokie buvo.